Kvėpuojanti drobė. Sąmoningumo meninė terapija su kvėpavimo pratimais. Tai holistinis metodas, kuriuo siekiama skatinti savęs pažinimą, atsipalaidavimą ir dėkingumą, derinant meninę raišką ir sutelktą kvėpavimą. Ši technika sujungia dėmesingo įsisąmoninimo, kūrybinės raiškos ir sąmoningo kvėpavimo privalumus, kad pagerintų psichinę gerovę. Jums reikės drobės arba popieriaus, meninių priemonių, dažų, pieštukų, markerių. Pirmasis žingsnis. Raskite ramią ir patogią vietą. Sėdėkite arba stovėkite atsipalaidavę. Padėkite prieš save drobę arba popierių. Akimirką ją stebėkite visais pojūčiais. Pajuskite tekstūrą, atkreipkite dėmesį į spalvą ir pajuskite bet kokį su medžiagomis susijusi kvapą. Antrasis žingsnis. Pasirinkite meninės priemonės, dažus, pieštukus, žymeklius ir panašiai. Pradėkite vizualiai vaizduoti dalykus, kurie suteikia laimės dabartinę dieną. Tai gali būti žmonės, veikla ar net abstraktus simboliai. Leiskite savo kūrybiškumui skleistis be vertinimo. Išreikškite savo mintis ir jausmus drobėje. Trečiasis žingsnis. Sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Giliai įkvėpkite. Lėtai iškvėpkite. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip kvėpavimas įeina į kūną ir išeina iš jo. Toliau kurdami ant drobės. Sinchronizuokite kvėpavimą su meniniais judesiais. Įkvėpkite potėpių metu, iškvėpkite, kai meno kūrinys atsipalaiduoja ar išsiplečia. Ketvirtasis žingsnis. Kiekvienu brūkšniu ar elementu, pridėtų prie kūrinio, dėkokite už teigiamus dienos aspektus. Tyliai arba garsiai padėkokite už kiekvieną mintį, kuri prisideda prie jūsų laimės. Neskubėkite ir būkite dabarties akimirkoje. Jei mintys nuklysta, švelniai sugrąžinkite jas prie kvėpavimo ir kūrybinio proceso. Kai pajusite užbaigtumo jausmą, pasigrožėkite savo kūriniu. Apmąstykite išreikštas emocijas ir dėkingumą. Baigdami seansą, giliai įkvėpkite ir pripažinkite teigiamą energiją, kurią įkvėpėte į savo kūrinį.